Toksai ankstyvas šiandien. Nesimiega. Kas naktį vis nekantriau, aš laukiu ryto, bijodamas, o gal jau neišauš. Ir taip guliu. Pagal rytinis langas šviesėti ima. Ir nubunda paukščiai, dangus parausta. Ir atgyja viltis, kad viskas dar galbūt pasikartos. Žinau, kad ne. O vis dėlto tikiuosi. Ne taip gyvenčiau seniai. Aš nemokėjau net vaikų mylėti. Pasinaudojau jais saviems tikslams. Tai kam aš gyvenau? Jei niekam laimės neatnešiau ir nesukūriau. Valdovų laimė ji visai kitokia negu prastų žmonių. Kitokia? Ne. Tik tai atsisako savo laimės. Jei šitą laimę nenaudinga jiems. O gal visi taip daro? Atsisako, kai laimė nenaudinga. Bet ar gali būti nenaudinga ir naudinga laimė? Ar žmogus galėtų pasakyti, kas jam naudinga, kas jam nenaudinga? Kai taip guli, žiūrėdamas į tamsą, tai pradėjai suprast, kad nieko nėra. Ir kad žmogus tik tai menka dulkelė visuotinės tamsos okeane. Ar žino jis, koks okeano tikslas? Ir kas yra už tos ribos, kur okeanas su dangum susieina? Mačiau nesikiš, kaip krinta žvaigždės. Prisižiūrėjau aš, kaip miršta žmonės. Ir nieko neįvyksta. Okeanas toks pat didžiulis ir toks pat baisus. Tai mes ne taip jau dideli, kaip manom. Ir netokie galingi, kaip galvojam. Tai kuo tada žmogus laimingas? Kuo? Ar to, kad turi, ima, liečia, mato, ką valgo, myli, girdi, arba jaučia? Tai laimė, žinoma, ir nemaža. Bet štai naktis ateina. Ir tu vienas. Ir supranti, kad visa tai tik niekai. Kad visa tai tavi yra kaip molis. Ir kad nėra kažko labai svarbaus, kad iš to molio nulipdytum laimę. Prakeiktas žodis. Kas jį išgalvojo, kokie širdies kertelėje jis gimė, išaugdamas į troškulį, kurio žmogus negali niekad numalšinti.
O man atrodo, tu esi laimingas, kai sėdi taip parėmęs rankom galvą prie savo Lietuvos ir kai galvoji kažką svarbaus, tikriausiai apie ją. Laimingas? Taip. Turbūt šiek tiek laimingas. Bet aš toliau žiūriu. Ir nematau, koksai likimas ateityjos laukia. Aš nieko nematau. Akla tamsa. Galbūt tenai neliks nemenko ženklo iš to, ką aš per didį vargą kūriau. Tai kam tada tos kančios ir tas vargas? Kam tas, ką aš esu? Arba buvau? O, kad ar leista žmogui būtų sugrįžti. Bent vieną sykį grįžti, pasižiūrėti, į ką pavirto jo kančia. Bet ne, tai būtų visiškas žmogaus žlugimas, jo pralaimėjimas ir jo mirtis. Negeras mintis, seni. Oi, negeras. Neskambios mintis, kaip nevykęs puodas, kurį, kaip tu sakai, reiks sudaužyti.